Na ką, sveiki visi, su jumis aš Ingrid, neurografikos specialistė ir dedu vandenį ir tikiuosi, čia viskas gerai. Ok. Neurografai žino, kad vandenį reikia gerti, o tie, kas klauso, tai paklausys. Ir tiesiog tai yra periodas, skorpiono periodas, kuris iš tikrųjų nuo 24, bet kadangi ten visokie poslinkiai yra, galima jau praktiškai procesas nuo 21 dienos. Kada piešit, pasižymėkit datą ir kad žinotumėt periodą, o aš truputėlį papasakosiu. Skorpiono periodui iš tikrųjų labai aktyviai veikia Skorpiono Marsas ir Plutonas. Geriausia diena yra antradienis, atkreipkite dėmesį, tai yra Skorpiono diena. Ir devizas aš geidžiu. Tai tas devizas aš geidžiu, tai ojoj, koks jisai kartais būna įdomus ir gali būti labai tas aš geidžiu labai problematiškas. Iš tikrųjų šitam periode, jeigu kalbant, tai gali būti labai įvykių didelis intensyvumas ir paskui ką gali vykti labai didelės transformacijos. Tai atkreipkite dėmesį. Tai čia intensyvumas ir tiesiog transformacijos. Ir kokios transformacijos vyks, tai vėlgi priklauso nuo kiekvieno iš jūsų mąstymo, jūsų, jeigu astrologinės, tai įžvalgos čia intensyvumas, o čia transformacija. Nes iš tikrųjų Marsas yra vyriška planeta ir skorpionai yra iš tikrųjų tokie, kaip čia pasakyti, turintis, neatskleidžiantis ir nepražįstantis jausmų jėgos ir gali atrodyti, kad skorpionai yra tokie truputėlį bejausmiai. Iš tikrųjų, pas skorpionus yra labai daug griaunančios jėgos ir savo tą dvasinę jėgą jie gali panaudoti tiek geriems dalykams, tiek blogiems. Taigi čia nuo skorpiono priklauso ir skorpionai nepripažįsta kompromisų, tai yra kraštutinumus mėgstantys žmonės ir kuris dažniausiai ieško konfliktų problemų tam, kad gyvenimas, kabutėse, būtų labai saldus. Ir jeigu skorpionas, kaip čia pasakyti, jums švelniau, jeigu jisai pavydus ir kerštauja, tai kerštauja jau iš širdies, iš tikrųjų, ir saviniškumas, kerštas veda į destrukciją. Taip, aš labai atsiprašau, čia mano šuos. Na va, nežinau, kas čia nori turbūt eiti ir mano šuo pakalbėti, tai su vis dėlto. Toliau, kas yra šitam iš tikrųjų periodai dar vienas dalykas. Tai spalio 21 tos jaunas, tai yra naujo etapo pradžia. O skorpionai visą laiką siekia rezultatų. Tai jeigu žiūrit video 21 dieną ar anksčiau, tai galite iš tikrųjų susirašyti tikslus, formuoti ketinimus šitam periodui ir dėka skrupulingumo ir kantrybės, tikslai ir kantrybė, jūs iš tikrųjų galite pasiekti labai daug. Turi būti kantrybė, svarbiausias. Kantrybė, svarbiausias toksai dalykas, kuris tikrai padės atsiekti tikslus. Ir kitų periodų po vėlinių, maždaug lapkričio 2-11, yra periodas, kai turite, kaip čia pasakyti, ištikimybę būti tikslui, ar ten kam ten jūs pasistatysit šito periodo, turi būti ištikimybė. Ir ištikimybę tai reiškia išnaudoti kiekvieną minutę ir per atkaklumą jūs gausite atkaklumas arba ištikimybę tikslui, jūs tikrai pasieksite labai didelės, tokios, vadinkim, sėkmės. Kažkaip tai čia mažai man linių. Tai va, toliau yra kitas periodas nuo 12 maždaug iki pabaigos yra, kadangi skorpionai nuolat kovoja už teisybę, toksai remiasi laisvos asmenybės principų, laisvos asmenybės. Ir iš tikrųjų per visą tą periodą labai rekomenduočiau sakyti tiesą. Nes tiesa gydo ir tiesa, ypač būti, nemeluoti savo, iš tikrųjų tai duos jums labai daug rezultatų. Jūs per tiesą galite pasiekti labai didelių rezultatų. Kalbant dar apie šitą skorpiono periodą, tai iš tikrųjų jam dar būdinga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Įžvalgumas, pareigingumas ir dvasinis tvirtumas. 3 viename. Šitam be tiesos būtų gerai tuos triadą turėti. Įžvalgumas tai reiškia neskubėti, pareigingumas ir dvasinis tvirtumas. Tvirtumas dažniausiai bus jums per atkaklumą ir kantrybę, tai greičiausia. Aišku, jeigu žiūrėti taip kaip skorpioną, tai skorpiono trūkumai yra tai, kad šitam periode galimos irgi įvairios manipuliacijos, slapukavimai, arba užsisklendimas savyje, klastingumas toksai ir ne veltui šitam periode dar yra vėlinės, tai jos iš viso paslaptis su paslaptim ir nors Lietuvoje čia visokie ateina Halloweenai ir panašiai, tai žavimasi tuo, ko čia mano rekomendacija, nesižavėti jais labai, nes mūsų tautai labiau būdingas tame periode, kaip čia pasakyti, susikaupimas ir pabuvimas rimtyje, o ne kažkokia šokiai pokiai estrada per tą periodą. Tai va, toliau, ką aš dar noriu. Jau pasakiau, atkaklumas, kantrybė, ištvermė reikalinga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Galima
gal tiesiog taip, kadangi transformacijos pas kai ką tikrai vyks šito periodu ir reikės atlaikyti tikrai nemenką kai kam krūvį, tai iš tikrųjų atsparumas ir ištvermė turės dominuoti. Taigi ir šitam periode aš gal uždėčiau vieną tokį aspektą, kaip labiau studijuoti save ir domėtis psichologija. Va tiesiog gilintis į save, įsižeminti labiau save. Ir tai labiau duos tokį, aš pavadinsiu studijuoti. Studijuoti save. Tai duos didesnį jums, žinokit, dalyką. Ir kodėl pasakiau dar įsižeminti? Todėl, kad šitam periode labai daug yra mistifikavimo. Ir, kaip aš sakau, nuplaukimo nuo realybės, tai yra didelis pavojus. Ir tam, kad nenuplaukti, kad vis dėlto jūs esate realybėje, kuri yra tokia, kokia jinai yra. Ir tam, kad vyktų tikrai geros transformacijos, teisingos, vadinkim taip. Tai tie, kas dar jaučiat, kad nuplaukėt kažkur tai ir panašiai, susiraskite tiesiog pratimą įsižeminimą. Jų yra įvairių kombinacijų. Ir patarčiau per šitą periodą įsižeminimo pratimus tiesiog praktikuoti kiekvieną dieną, kuo dažniau. Tai įsižeminimas jisai ir duos, kadangi aš sakau, šitam periode labai daug manipulacijų, įsižeminimas leis jums adekvačiai vertinti situaciją, kuri gali vykti arba nevykti. Čia žinokit kiekvienam individualiai. Čia tik tai tokios rekomendacinio pobūdžio įžvalgos. Nu ką, daugiau iš tikrųjų iš labai pozityvių dalykų, tai kad per šitą periodą, kai vyrauja vyriška energija, tikrai padės jums pasistumėti tikslų realizacijos link. Ir šitą periodą tikrai galima išnaudoti geriems tikslams atsiekti. Kažkaip tai. Ir žinot, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ir aš įdedu dar vieną figūrą. 9. Ir nesakysiu apie ką ji, tai yra mano labai asmeninė figūra. Jūs galite pasižymėti dar vieną. Užprogramuoti tam tikram įvykiui. Na kągi, stabdau aš čia dabar video. Pabaigsiu suapvalinti ir sugrįšiu. Na va, suapvalinau ir tiesiog aktyvuosiu tik vieną spalvą. Galutinį variantą iš tikrųjų išdėsiu po video Facebook platformoje ir tiesiog vienas spalvas aktyvuosiu tam, kad surišti visus įvykius. Ir jo, galiu tik tai pasakyti tie, kas žino savo sielos galbūt formulės arba savo horoskopus, kas yra kosmogramoje centre. O čia dar reikės pereiti dar kartą suapvalinti kai kurios dalykus. Ok, matau, čia yra. Galutinio variantą nepergyvenkite, tikrai viskas bus suapvalinta. Tam, kad neužimti eterio, aš tikrai čia taip. Ir galima lauko liniją pravesti, bet susijusius, kad viskas vyktų, nežiūrint visko, pačiu harmoniškiausiu būdu. Nu, tiesiog galima dar šitą liniją. O, tokia riebė, kad būtų išliktas ir man yra aktuali šita figūra. 9. Ir aš darysiu viskas, kad būtų turėčiau šitą figūrą. Taigi, trumpai apie šitą periodą tiek, su jumis buvo Ingrid, ade.